Jau rytoj prasidės mokslo ir žinių šventė po ilgų vasaros atostogų subursianti moksleivius į mokymo įstaigas. Tačiau ar lengva išleisti savo atžalą į mokslus? Ar ir tėvams rugsėjo 1 bus tokia pati šventė kaip ir jų vaikams? Sužinosite netrukus. Jau rytoj moksleiviai po vasaros atostogų sugrįš atgal į mokyklos suolus. Pailsėję ir atgavę jėgas, jie vėl kibs į mokslus. Vieni šios dienos laukia ir nekantrauja sugrįžti į mokyklą, kiti dar pasilepintų vasarą. Norėjau paklausti, ar laukia rugsėjo 1-osios? Labai. O kaip ją švęsti? Nežinau, išvažiuosiu, kažkokį kiną pažiūrėsiu, su tėvais pasišnekėsiu, futbolą pažaisiu, dar ką nors paveiksiu. Ar laukia rugsėjo 1? Jo, taip laukiu, noriu susitikti su draugais, bet į mokyklą tai dar nelabai kažkaip norisi, taip su draugai. Jis norisi susitikti, o į pačią mokyklą dar kažkaip, nežinau, nesinori taip. Bet reikia, ką padarysi, į tą mokyklą reikia, kiekgi. Kaip dažniausiai šventi rugsėjo 1? Dažniausiai, visaip. Į pizzeriją? Jo, taip. Nelabai žinau, kur nors pavalgyt, ar, kaip ten, nežinau, namuose draugų, svečių pasikviečiam, visai būna. Iš dalies laukiu, nes prasidės nauji mokslo metai ir galėsiu vėl eiti į mokyklą ir sužinoti kažką naujo. O švęsiu tikriausiai kaip visą laiką įprastai, šiek tiek su draugais, šiek tiek su tėvais. Kad laukti nelabai, o švęsti nemanau, kad čia yra didžiulė šventė. Laukiame, nežinau kaip švęsti. Tiesiog gal į kavinę nueisim. Su tėvais ar su draugais? Su draugais. O kaip Jūs manote, rugsėjo 1 yra mokslo šventė? Mokslo? Laukti iš dalies tik tais laukiu, nes susitiksiu su draugais mokykloje. O nelaukiu dėl to, kad mokslai visi reikės irgi dėl tų knygų sėdėti ir panašiai. O švęsti nebent šiaip su draugais kur nors išeisim ir tiek. Aišku, nelabai laukiu. Nežinau šiaip kaip švęsiu dar. Mokykloje su draugais ar su šeima? Gal šiek tiek ir su draugim ir šiek tiek su tėvais. Nelabai laukiu, bet švęsti. Švęsim kartus. Švęsim kartus. Nors ir ne visi laukia naujos mokslo metų pradžios ir toliau mielai džiaugtųsi vasaros malonumais, vis dėlto visi sutinka, kad rugsėjo 1 mokslo ir žinių šventė. O ką tau reiškia rugsėjo 1? Šventė didelė, mokslo naujo sutikimą, draugų naujų susipažinimą. Tai tau yra mokslo šventė? Taip. O mėgsti mokytis? Taip, labai. Tai laukia rugsėjo 1? Taip. Net nežinau. Gal daugiau tai mokslo šventė, prasideda naujas etapas, kiekvieni nauji metai. Ateina vis naujų mokinių, eini visi naują etapą, į lygį, kažką sužinoti. Ką tau šita šventė reiškia? Kad jau metas į mokyklą eiti, reikia ruoštis mokyklai, ten rimtai susikaupti, jau dirbti reikės. Nes dabar atostogos, tai labai taip jau atsipalaidavau nuo tos mokyklos, tai man jį reiškia, kad reikia mokyklą jau susijimti. Ar patinka mokykla? Patinka. Labiausiai tikyba ir piešimas. Kodėl? Piešimas, nes aš labai gražiai ten viską piešiu, gerai dažnai gaunu pajaukų, ten visokių tokių pagirimų iš piešimo, o tikyba man įdomu, ten klausytis ir šiaip ten reikia dar, bet ir piešt kartais reikia ten paveiksliukus tokius, maldas kartoti. Bet manote, kad rugsėjo 1 yra mokslo šventė? Iš dalies gal. Kodėl iš dalies? Manote, kad rugsėjo 1 yra mokslo šventė? Manau, kad taip. Kaip Jūs manote, rugsėjo 1 yra mokslo šventė? Mokslo? Man tai reiškia, kad iš tikrųjų vėl reikės mokytis, sėdėti prie knygų ir mažiau laisvalaikio turėsiu. Tai nelaukite rugsėjo? Ne. Rugsėjo 1 diena, kuria visada prasideda naujas etapas.
Taigi daugelis šią dieną pasitinka pakiliomis nuotaikomis ir yra pasiruošę kibti į mokslus.